Sveiki, šita meditacija skirta susijungti su savo vidinė šviesa, ją įžiebti, sustiprinti, pajausti. Galite daryti bet kuriuo dienos metu, ryte, per pietus, o gal vakare prieš miegą. Kviečiu patogiai įsitaisyti, galbūt atsisėsti, atsiremti, taip, kad kūnas būtų atsipalaidavęs, patogiai būtų nugarai atremti, kad nereiktų jos laikyti meditacijos metu. Įsitaisykim dar kartelį, dar patogiau ir atsipalaiduokim. Pajaučiam savo kūną nuo viršugalvio iki pat pirštų galiukų, kojų, rankų. Pajauskim, kas darosi kūne, ar yra kokių įtampų, skausmų. Ir tas vietas dar labiau atpalaiduojam, galime jas pakvėpuoti. Nuraminam savo protą, savo mintis, atpalaiduojam akis, galvą, širdį, pilvą, dubenį, kojas. Ir giliai pakvėpuojam per viršugalvį. Įsivaizduojam, kad įkvėpiam per viršugalvį. Giliai ir paleisdami viską, kas jau sena, ko nebereikia, viską iškvėpiam žemyn. Pajaučiam, kaip susigeria į žemę visą tai, kas mum jau atitarnavo. Dar kartą giliai įkvepiam naujumą, laisvę ir iškvepiam visą, kas mum nebereikalinga. Ir paskutinį kartą įkvepiam ir iškvepiam. Labai gerai pajaučiam, kaip kūnas prisipildęs gyvybės, deguonies, energijos, kaip vyksta jame apykaitos procesai. Ir dabar galim nusiprausti, įsivaizduodami, kaip iš viršaus į mus krenta krioklys tyro, krištolinio, šaltinio vandens. Galim net galvą, veidą pakreipti aukštyn ir pajauskim, kaip tas vanduo, krisdamas mus nuprausia, nuplauna, atnaujina, išgrynina, padaro sveikais, jaunais, lengvais, išlengvina. Pamatykim vandens lašiukus, pursliukus, pajauskim tą džiaugsmą, kaip gera atsigaivinti, nusiprausti, išsigryninti, susilieti su tuo tyru, švariu vandeniu, su ta vandens energija. Labai gerai. Dabar po savo pėdomis pajauskim žemę, jos energiją, stabilumą, užtikrintumą, kaip mes esam palaikomi. Netgi tos kėdės, ant kurios sėdim.
tas besąlyginis palaikymas gyvenant čia žemėje materijoje. Ir dabar kviečiu ištiesti savo stuburą, išsitempti tarytum ir pajauskim per savo kūno vidurį einančią grynosios sąmonės ašį. Galbūt per stuburą išsitempia ašis aukštyn ir žemyn į abi puses. Pajauskim tvirtumą, stabilumą, grynumą ir tyrumą, kaip ta ašis mus palaiko ir galim save į tą ašį surinkti iš visų dienos įvykių, tai kas praėjo, tai kas įvyko ir iš ateities, iš to, ko mes darom, apie ką galvojam, kur mes jau mintim nukeliavę. Surinkim save į čia, į dabar ir vieną tašką savo širdyje. Surinkim į savo stiprybę, į tikrą save. Labai gerai. Ir dabar pajauskim, kaip tarytum atveriam savo širdies dureles ir išplečiam širdies erdvę. Drąsiai, plačiai, erdvė išplatėja, širdis atsidaro. Tai mūsų meilė sau pačiam ir visam pasauliui, materijai ir subtiliai erdvei, vidiniam pasauliui. Dabar pereikim į savo proto, žemiško proto erdvę, išlengvinkim savo protą, atverkim, išplėskim tą erdvę ir pamatykim savo vidinėmis akimis, kaip apsijungia protas ir širdis, tos dvi erdvės, kaip materija ir subtilus pasaulis išsiplečia į gražią, harmoningą erdvę. Ir pajauskim, kaip mes nuo savo ašies plečiamės į didelę sferą, savo sąmonės sferą. Ir išplėtinėkim ją vis plačiau, kad jinai jaustųsi vis didesnė, erdvesnė. Galim pamatyti viduje spalvą, kuo jinai užpildyta, koks yra jausmas joje būti. Tas namų jausmas, gerumo, jaukumo, šilumos, džiaugsmo, ramybės, meilės, tikrumo, tyrumo, paprastumo. Ir dabar išplėtę savo sferą, pajautę save be ribų, kartu galim aktyvuoti ir apjungti visas savo sąmonės struktūras ir dalis. Ir nebūtina žinoti, kokios tos dalys, bet tą intenciją harmonizuoti, subalansuoti save, savo sąmonę, iš karto duoda efektą. Tai truputėlį išvardinsiu. Apjungiam kūrėją, absoliutą ir šaltinį.
įsijungiam savo kvantinę sąmonę, didžiąją, kosminę, beribę. Kvantinį protą aktyvuojam. Labai gerai. Taip, mintis ramios. Pasitikim vykstančių procesų, atsipalaiduojam. Pažiūrim į tai kaip į žaidimą. Be sureikšminimų, be įtampos. Ir dabar kviečiu pajausti savo prigimtinę dalį, prigimtinę energiją, kuri ateina į mus iš šaltinio, iš tos erdvės, kurioje mes esame viskas ir kartu niekas, iš kurios visi esame atėję ir esame iš jos sudaryti. Mums tai reikia prisiminti, tai reikia leisti savo susijungti ir galim pajausti, kaip per viršugalvį į mus tiesiog suteka šaltinio energija, prigimtinė mūsų energija, kaip šviesos srautas. Bėga, užpildo kiekvieną ląstelę, kiekvieną kūno dalelę, tiek materialaus, tiek subtilaus, visus mūsų kūnus, struktūras. Ir pajauskim, kaip gera, atsiduokim, priimkim tą šviesą, tą prigimtinę energiją. Užsipildykim tą šviesą, kuri niekada nesibaigia. Tai gyvybinė mūsų energija. Ir pajauskim gyvybę savyje, kuri kaip šviesa mus pripildo ir mes įsižiebiam kaip kokia žvaigždė, kaip saulė, galbūt kaip deimantas, vaivorykštės spalvom suspindim ir iš mūsų pradeda spinduliuoti šviesa, tyra šaltinio šviesa, ugnis. Ir mums negaila dalintis tą šviesą ateinančią į mus, einančią per mus, kitiems, pasauliui, žmonėms, visatai. Švieskim kaip saulės, kaip žvaigždės. Būkim tais švyturiais visiems aplink ir sau pirmiausia. Nuo savęs kitiems. Ir pajauskim, pabūkim su ta šviesa, ta pilnatvės energija, ta gausos, sveikatos, džiaugsmo, ramybės, taikos. Meilės. Aš esu meilė, aš esu šviesa, aš esu džiaugsmas, aš esu ramybė, aš esu balansas, aš esu gyvenimas. Pajauskim gyvenimo džiaugsmą, tą taiką su savimi ir su visu pasauliu.
pasitikėjimą, kad pasaulis yra saugus. Ir kviečiu pajausti, kaip ta realybė, kurią mes susikuriam savo vidumi per šiuos aukštus dažnius, iš vidaus skleidžiasi į mūsų aplinką, į mūsų dabartį, materiją. Ir visa tai, ką pajautėm, tą saulę, savyje, tą šviesą, tą prigimtinę energiją, mes ją integruojam, sulygiuojam ir išskleidžiam čia, materijoje, žemėje, kaip savo realybę. Ir pajauskim, pamatykim, kaip tai gali atrodyti dienos bėgyje. Per palankius įvykius, malonius susitikimus, bendravimą, kai viskas klostosi tarsi savaime, kaip per sviestą. Mums tereikia palaikyti tą šviesą savo viduje ir tada realybė mūsų gyvenime, materijoje, jinai taip pat yra aukštų dažnių. Su naujom galimybėm, naujais gražiais pasiūlymais. Dar kartą pajauskim tą susijungimą su grynio energija, su šaltiniu ir pajauskim save, savo kūno materijoje, kaip visa tai apsijungia į vieną. Nieko nėra aukštai ir žemai. Viskas yra čia. Mes pasiėmėm viską savo į gyvenimą materijoje, į savo kasdienybę. Koks tai yra stebuklas, tai jausti, žinoti ir taip gyventi. Dėkoju jums visiems už laiką su savimi ir su manimi. Pajauskim tą bendrystę, tas sąmonės kitų žmonių, tą ratą, bendruomenę, tuos šviesos nešėjus. Dėkoju.